Jeigu turite universalų imtuvą skirtą vartų automatikai, jį galite papildyti iki 500 vienetų pultelių skaičiais. Na ir tiesiog dabar parodysime funkciją, kaip savarankiškai, be jokio meistro, tik vien radio bangų pagalba galite įrašyti patys naują pultelį prie šios sistemos. Tai turime Primatic pultelį, kuris šiuo atveju yra jau prirašytas prie sistemos. Ir paspaudus mygtuką matome, kad vartai atsidaro. Bei turime BFT pultelį, kurį norime prirašyti prie universalaus vartų imtuvo, kuris yra neveikiantis šioje sistemoje. Matote, vartai paspaudus mygtuką neatsidaro. Na ir vien to veikiančio pultelio pagalba galime pririšti BFT pultelį. Tai visų pirma paspausime 2 kartus Primatic pultelį. Ir paspaus 3 iš karto spausime BFT pultelį. Atsirado garsas. Paspaudžiame 2 sykį pultelį BFT ir paspaudžiame tada Primatic pultelį. Jau kai garsas nustojo sklisti, patikriname, ar BFT pultelis prisirašė. Matote, vartai atsidaro ir visiškai nereikėjo atidaryti jokių imtuvo dėžučių.